Vis gausesnės ugniagesių pajėgos gesina degantį durpyną Šilutės rajone. Atvyko pastiprinimas iš Vilniaus, Kauno ir Šiaulių. Prisijungė kariškiai. Netoli durpyno gyvenantys žmonės palikti namų nenori ir talkina su gaisru kovojantiems pareigūnams. Ūkininkas Antanas Lučinskas su žmona gyvena šalia durpyno. Gaisras liepsnoja vos už miško. Todėl vyras vakar vakare metė visus darbus ir su kitais vietiniais išlėkė ugniagesiams į pagalbą. Bijom, kad neįeitų į galūnės. Kai mums įeis į galūnės, tai mes jau nieko nepadarysim. Vėjas dar? Vėjas sukosi į vieną pusę, į kitą pusę. Aš švariai bulius, kad Švariai. Tuoj cepelinų bus, neskubėkit. Antano žmona Danguolė sako, kad namie nerimo netrūko. Į degantį durpyną kovoti su liepsnomis išėjo ne tik apylinkės puikiai pažįstantis vyras, bet ir duktė. O dukrai 30 metų, bet jos mergytės mažytės yra, tai aš pasilikau su mergaitėm namie. Tai vaikai labai verkė, pergyveno, nes tėtis negrįžo prieš 2 metus paskendo, tai jeigu dar mama negrįžtų, tai vaikai verkė. Negaliu nešnekėti ir paskrečia, žinokit. Šiandien Lučinskų kieme ramiau. Vėjo kryptis pasikeitė, todėl gaisras į sodybos pusę neplinta. Tačiau visi keliai durpyną uždaryti. Važiuoti gali tik specialusis transportas. Gaisro židiniai išplitę 100 hektarų traksėdžių durpyno. Liepsnos nuniokojo 40 hektarų aukštapelkės, 3 miško. Gaisras iki šiol nelokalizuotas. Pilnas užgesinimas, kaip rodo patirtis, tų pavienių atskirų židinių, jis tikrai užtruks, manau, kad ne vieną savaitę. Ugnis netoli Šilutės tai nuslopsta, tai vėl įsižiebia. Į pagalbą atvyko Vilniaus, Kauno ir Šiaulių ugniagesių pajėgos. Biškai reikia man panėti, kad aš galėčiau užkabinti, nežinai, vienas reikimas kelti čia. Gesinti gaisro atvyko ir kariškiai. Nuo vakar vakaro vandenį iš viršaus lieja jų sraigtasparnis. Nors degantis durpynas už keliasdešimties kilometrų nuo Klaipėdos, uostamiesčio visuomenės sveikatos specialistai skambina pavojaus varpais. Dėl nepalankaus vėjo Klaipėdos centre oro tarša normą viršija daugiau kaip